Sveiki, mėlyjeji, su jumis Lingita ir kanalas Gurkšnis dangaus. Taigi šiandien kalbame apie skoliozę. Tai yra stuburo iškrypimas, kuris pasireiškia viršutinėje stuburo dalyje kaip kuprelė. Pagal psichosomatiką skoliozė būtų tai yra toksai liūdesio, nusiminimo, žemai nulenkus galvą ir tarytum stuburas, ar ne, iškrypsta taip, kad kupra tokia atsiranda. Tai dažnai vadinama našlės kupra arba tokia seno žmogaus kupra, ar ne, bet būna dažnai, kad atsiranda skoliozė vaikystėje, būna paauglystėje. Dabar nuo ko atsiranda? Pabandykime įsivaizduoti pagal našlę, kaip jaučiasi našlė iš tiesų. Našlė jaučiasi nuliūdusi, nulenkusi galvą, ar ne? Parašykit komentaruose iš tikrųjų, kaip jūs matote, kas vyksta su našle arba su nuliūdusiu žmogumi, nepasitikinčiu savimi žmogumi. Tai iš tikrųjų taip ir atsitinka, kad žmogus pradeda kuprotis, pradeda lenkt galvą į priekį, ar ne? Ir liūdintis žmogus atrodo kaip. Jisai lenkia galvą į priekį, jis nepasitiki savim, jo savivertė krenta, jisai nebejaučia to matymo į priekį, jisai žiūri čia į žemę, ar ne? Ir visos šitos emocijos, tokio nuliūdimo, žemos savivertės, nepasitikėjimo savimi, dažnai būna, kad jaučiama našta ant kupros, kurią reikia nešti arba išspręsti kažkokią situaciją, kuri yra tokia sunki ir nepakeliama. Dabar ta našta, jeigu pas vaikus, tai yra tėvų našta, pasąmoningai gali būti per giminės medį. Gali būti, kad vaikas nuskanavo pasąmonėje programą, kad reikia išspręsti senelių arba tėvų problemą kažkokią. Tai, ar ne? Ir iki paauglystės, jeigu pas vaiką yra skoliozė, reiškia, jis neša svetimą naštą. Jeigu kairiai pusėje neša per mamos liniją, dešiniai neša naštą per tėvo liniją. Dabar kur atsiranda, kaip susiformuoja? Susiformuoja, kada traukiama platizma priekyje ir tave traukia į priekį, tas galvos nulenkimas, kada mes nulenkiam galvą į priekį, mes nepasitikim savim, mes negalim eiti į priekį ir trumpėja šitie raiščiai, šitą platizmą visą traukiasi į priekį ir jinai trumpėja ir tokiu būdu išlinksta pas mus nugaroj stuburas ir kupra. Ir jeigu traukia mūsų galvą į kairę pusę, reiškia tenais yra neišspręstos problemos ar konfliktas kairėje pusėje. Jeigu mus traukia į dešinę pusę, reiškia neišspręstas pasąmoninis konfliktas dešinėje pusėje per giminės medį su vyriška linija, ar ne? Per vyrišką kanalą, per mūsų šaknis. Dažnai nueina į kojos sutrumpėjimą. Dabar kodėl kojos sutrumpėjimas? Tai irgi rodo, kad mes negalim pilnavertiškai žygiuoti, nes mūsų šaknės yra kažkaip sutrumpėję ar kažkas tai ten pasąmoniai sužeistos, ar ne, yra sužeistas ryšys per giminės medį. Čia reikėtų dirbti su giminės medžiu. Taigi mūsų visas organizmas yra mūsų bendra viena sistema, kur mes iš tikrųjų atspindime, kas vyksta mūsų pasąmoniai, kas vyksta mūsų gyvenime, mūsų mintise, mūsų emocijose ir santykiuose su mūsų giminė, su mūsų artimaisiais proseneliais, probobutėm, promočiutėm, proseneliais, ar ne? Ir mes čia reikėtų žiūrėti net iki 7 kartos, kas čia yra įvykę. Taigi, kaip mes reaguojame, kaip mūsų miršta artimi žmonės, tai iš tikrųjų mes liūdime, ar ne? Ir tokiu būdu našlės tampa, sako, našlės kupra, tai todėl, kad našlės atspindi geriausiai šitą būseną, šitos naštos nešimą. Dabar ta našta tokia panaši kaip neši kuprinę, tai labai stipriai susilenki į priekį, kad tu ją paneštum. Tai pasąmonė yra šita programa, šita kuprinė, šita našta. Dažnai būna žmonės neša kryžių,
ar ne, toks kaip nematoma neša kryžių. Tai vat, jeigu pasižiūrėsit, kaip žmogus eina, tai jūs galite suprasti, ką jisai pasąmonėje neša. Ar kryžių, ar kuprinę, ar tiesiog labai didelį liūdėsį. Ir iš eisenos gali nustatyti, kur pradžia ir kur priežastys ir kur šaknis skoliozės. Taigi, mėlėjai, jeigu jums aktuali šita tema, drąsiai rašykite į paštą gurkšnisdangaus@gmail.com ir mes žiūrėsime, bandysime koreguoti jūsų situaciją ir skoliozės priežastis. Gali būti prikibusios, taip pat prikibę astraliniai parazitai. Tai čia jau yra stipresnis poveikis, tai čia dirba specialistai, mūsų komanda, Aiškiaregio akademijoje, kur jūs galite tiesiog kreiptis ir mes nuskanuosim, pasižiūrėsim, kas ten yra įvykę. Tai va, bet kokia korekcija visuomet derinama su jumis. Taigi studentai atlieka praktiką, jie gali padėti, vadovaujami mokytojo. Arba kreiptis tiesiog į specialistus, kur gali dirbti 3 mokytojai, gali dirbti 1 specialistas pagal jūsų kišenę ir pasirinkimą. Taigi, mėlėjai, šiandien su jumis buvo Lingita ir detalesnė informacija, mokymus, programas žiūrėkite po įrašu. Iki susitikimo.